Nėra čia taip jau ir tose Švedijos miškuose vaikščioti taip malonu. Dabar pas mumi čia lyja, bet ką aš noriu parodyti, kad va ką tik tai visiškai nesenai štai prabėgo vilkiokas. O mes čia svaistę duodame šitais brūzgynais. Aistė, kaip jautiesi, sakyk? Gražiai. Nebijai vilko? Ne. Vilka pilka. Va, mažytė čiaga, bet šitą turbūt paliksime. Bet va ir ant mažų beržų būna, bet tai mažytė ir čiaga. Va toliau, lipsime kažkokį medį. Blemba, kai tokio dydžio šuniukai čia bėgioja, tai tikrai malonu visai nėra. Taigi štai radome vieną, bet jis yra kokio 6 metrų aukštė. Va štai čia va pasislėpus su šitos va šakos va štainai. Va, jinai štai va čia va. Tai dabar pabandysime čia įlipti. Ai, pamai. Tas blogai nelaiko kūrė. Štai kaip lengvai, kabutėse, ateina čiaga. Neateina, jį pasimt čiagas. Nagės nenori kipt. Tu atsargiai žiūrėk, Aha. tas kirvis, kad tau gali pareiti galvą. Su virvė vis prisiriša. Pakaba. Pakalbam. Nu, pakalbam. Ką papasakosi? Gerai, neturiu kada. Neturiu kada. Nagės. Per ilgai nefilmuok. Problema beržo yra tame, kad jisai sušala. Ir į šitą odą sušalusią nesminga mano smaigai. Bet jau nedaug liko. Jau nedaug visai liko. Pušį galima įbėgti bėgom. Mhm. Į beržą blemba. Eina nahu, slysta. O, gerai, varom toliau. Opana. Nu va, jeigu ne apsauga, būčiau žemyn. Nelabai laiko tas tavo nagės. Nelaiko. Taigi, nu kad ir kaip sunkiai mums šiandien sekėsi, tačiau priskyniau šiek tiek. Šiek tiek. Jeigu ne šita apsauga, tai šiandien kokius 5-6 kartus būčiau sprandą nusisukęs, slydau iš tų beržų. Reiškia, bėda išsiaiškėjo kokia. Šitas užgalandinimas yra negeras. Į beržą nelenda. Reikia sugalvoti kažkokius dantis kitokius arba galandinimą. Nes jeigu į pušį įbėgti bėgom gali be jokio apsaugų, tai į beržą šitie nagai nelenda. Pasirodo, čia ne kašiūno drakono dantis, o čia gaidžio pentinai dabar kol kas gavosi. Gerai, čiagos yra ir bus ateityje. Čiau. Nu va, o štai taip auga šitos raganos barzdas. Usnėja dasapoga. Ir va įsivaizduojate, kada jis žius, čia turbūt nebus pusę gramo. Tai kiek reikia jų tokių pririnkti, kad būtų kilogramą.
Yra ką veikti tuose miškuose. Jau ruošiamės keliauti namo, prisirinkę. Ir netikėtai Linas užmatė dar vieną čiagą. Štai ten. Nu, lips. Žiūrėsim. Tu negali praeiti, ne? Pračiagas. Nu nieko. Gerai. Kuo daugiau, tuo geriau. Šaukia, Lynai, Lynai, ateik pas mane. Nuvarau dabar, ką darai? Na gerai. Lipau, nesminga dantis į kamieną, slystų, vaistą parodyk. Kokiais, vat išdaužo ir vis tiek slysta, reikia arba užgalast kitaip, arba kažką galvot. Žodžiu, neina kol kas. Nu, bet mes toliau ieškojimas. Fu, čia, namo.